kad nebūtum svarbiausia tiep, kad prifilmausa ir norėsiu padaryti video ir bus net į nustatymą, nes nebeatsimenu, kaip tai buvo. Tai va, daug visko įvyka. Kiek mes čia nesimatėm kelis mėnesius. Pusmetų, sakai, ne. Vyrs tas pats, vaka tie pats, šitam fronte nieka nauja. Tas žmogus dakėt su manim, žinot. Bet čia visokių daug dalykų. Aš į Merkinką važiavau, aš dar vežiaus, bet Merkinis video nebė, tai nuo rugpjūčiaus. Rugpjūtis, rugsėjis, spalis, 3 mėnesiukai. Ne taip daug buvom čia išsiskyrę jau taip. Nors aš jau prieš tai maža bedėjau. Žodžiu. Vasar baigės, atėjo ruduo, eiduliau susišeiti, kai reikia fizinis parduotuvės, tam, kad gali čia išeiti iš namų, kad turėčiau kažkokį atskirą erdvę kūrybą ir dabar vargstam. Su manim vis laik taip, žinot, aš užsimanau, sugalvoju ir tada krapštumės per vargus, nes iš tikrųjų buvau desam labai pavargę. Tai didžiąją dalį įdomumų gal jau ir nebeparodys. Bet ir kaip ir. Tai va, welcome back Aidulį. Buvau Barcelona dar, vienu fainiausių gyvenimą kelionių. Žiaurė gera kelionė buvo ir tikus dar kaip nors ten sugrįžti, bet irgi kameras nesivežiau, telefonų filmuojant formatas ir kitoks, tai vaizdelių nebus, bet gal kas nors matėte Instagram'e ar TikTok ar Facebook, žodžiu, visur monsi pilna. Kažkas mane toks ekranas, viskas, aš nesuprantu, kodėl čia taip viskas vyksta. Atvyka dar naujienų. Aš nežinau, tų naujienų šių metų nori 700 kg, sakė, tai va dabar galėtum susinešti. 1, 2. Gruščių, kurie netgi dabar jau dirbti. Bet bus gera. Žodžiu, taip. Ir dabar matau dar visur bardaks, tikrai labai stiprus bardaks. Bet iš tokių ryčių laidams pasidariau tokius staliukus. Iš palečių daraus tokias lentynas. Ne tik tam, kad būtum ale pigiau, nes čia nieks pigiau, žinok, nesigaun. Vien tas šniūrus labai brungiai kainavo. Bet kad būtum įdomiau, gražiau ir spalvas viskas dėrėtum. Tai čia va bus mums parduotuvė. Čia pradžia įėjams. Čia bus mums darbastalis, kur klientas aptarnaus, o ten viskas aš stelius prieksi, da noriu atsiskirti, kad man da būtum kažkokia erdvėje savo kūrybą, kampėlis toks. Nu, tai va taip viskas atrodo. Ko čia tik nėra. Rimta trukčio einu viskas padėti vyro. Aš nerandu. Kada mūsų vaks baigs pamoks? Jau 1 valandą. Dėtis, visų reikalų.
13. 40. Parodys, ką atrodė tos rytės prieš tai. Tik tas ten tos įbiškai didesnis. Bet nežinau, jis bus. Neaptur, jeigu žinok, teik sunešė tų priekių. Šiaip suveina rankelį, kelnuojas palėts. Nu va, nusituokis. Tai gal tą mažesnį bištukį tarpą, čia didesnį, ten biškas grebnesnis ir. Bet balinom su beržu vadinamu. Tada 2x reikia balinti, šlifavau. Ir galvojom, galbūt buvom pasiėmę tokį impregnantą su spalva, nudeginti ar dažyti. Tai kaip nusidažiu tos dažas, nu kaip jau va čia rodžiau, labai gera, labai gražia gavos. Vienintelis minus tai tas ir tas, kad dabar tai dažas susigėri labai. Ir jeigu norės palyti su kokiu skuduriuku, nežinot, vis tiek atplaišėlių ir nepadarys taip, nenusveis taip, kad būtum čiki-briki. Tai biški to skudurėlį palikti ant tų staliukų. Tai norėčiau, arba sakau, reik dar nulakauti bent jau tus paviršius, arba kako nusiūlė moteris. Kas tas yra? Nebepasakys, dabar bus užsireikis, kur grindis, irgi pail, tas toks specialus kas, laikrodžius un tą dar. Nu, jūs žinosit. Mes neprisimėm dabar. Žaltis stovant liežuvės galą. Nu, žodžiu, kad būtum tas slidoms. Bet dabar jau čia kap jau ir dabar žiūrėsim, kas čia bus toliau. Nes nu bent jau monėtai pradeda trūkti jėgų viskam, nes žiauriai daug naujų priekių ir katras reik sukelti. Yra šiaip elektroninė parduotuvė, katron reik tvarkyti, reklamas. Nu viskas susideda, kad turi būti barbis, darim barbišę, kad viskus suspėti, viskus pasidaryti. Tai ir ko veikti. Tai jautų jo, kad man jėgas visiška senk. Nu, toliau dėl pačios parduotuvės buvau jau savivaldybėje, veterinarijo, išsiaiškinti, ar visko turiu, ko trūkst, kad nebūtum žinoti jokių problemų. Kokie tai reikalavimai. Kasos aparatą jau užsisakiau, kortėlių skaitytuvą, baldą irgi užsakyti. Va pradžioje irgi, galvoju, išikeis imsiaus lentynas, nes galbūt bus pigiau, bet čia tik nelygis eina. Tai reikia vienas lentynas būtum, ką pasakyti, platesnis, kiek siauresnis, kad susilygintom, paskiau dar kitą viziją išlinda, kaip aš norėčiau, kad būtum, paskiau dar spalva. Tai gavos taip, kad irgi užsisakiau. Na, tai visas įrengiams, plus visas naujienas, gavos daugiau brungiau negu kad aš galvojau pradžio. Tai žinot, irgi ir tas toks faktorius vis laik, kada tau nėra pilnas maišas pinigų, pradedi jautintis, tau užteks finansų ir plus pradedi galvoti, kaip čia seksės, o jeigu nesiseks, kiek minusą krėsi, taip toliau. Tiesiog galėjai kažkokį ar geresnį mašiną nusipirkti, ar namo atsidėtų pinigų. Bet kas nerizikuoja, tas negeria šampaną, ne? Aš tai, vis tiek tikiu, kad viskas bus gera, nes, manau, kad visi absoliučiai bet kokį verslą pradėdami taip galvo, nes jeigu taip negalvos, tai kam ir pradėti, ne?
tada reikia sėdėti susigūžus trobelėje ir galvoti, iš kur gauti pinigų. Tai va, o ką nori gauti tų pinigų, reikia dirbti, daryti, nebijoti, rizikuoti ir vis tiek palaikėm irgi reikia. Ir iš publikas. Misliau ką verstų, einam peitauti. Vežus iš namų žurną, tai į ofisą vadinamą Mona dabar čia. Atsisėsiu čia, nes čia viršų ir šildytaus. Šiandien pasijungiau, nes man ir šalta, grįžtu paskui tokias nušalusias žundas, kaist, nes taupiau dar elektrų, žinot. Bet mus niek čia nepritaupysi. Va, eidulsiu ant savo amžinos dietas. Tai jeigu nepastebėjau, da prasineš, numečiau 10 kg. Prašyčiau pagirti, koks jau kūdus esu. Nesvarbu, matos jums ar nesimat. Nes, labai stengus. Po biškį išlieta, bet vis tiek kažkokiai rezultatą pagaliau pradėjau matytis. Tai va, skanaus man. Gaun pizdė, ne? Iš vyresnių. Žiūrėk, ką paštai dabar visam kamerą. Настройщикимись, хибрид, настройщикимись. Здравствуй. Бля, aš nusumuoju, pažinau, tas nusumuoju. Iš naujo. Labas. Gintas. Ir stoj, naleisti nuo veitų. Gaus baudėlį. Surinksi šalia. Taip, labai. Kas čia varška? Ai, žiūrėk, Simon. Ir viskas. Pilnas, kaip tu sakė, darboholikų pastats. Čia te prieks užvadintom pastatą. Nu, taip didelį. Ar ant tilpmo per duris dabar, man įdomu. Majau jie saniai, tu dar baugis gintarą. Kuo jis yra ant to, kurį malkinį? Tu davinsi malkinį. Tai gerai, tai nereik mums kuo, mes nesdėsimės vis teik. Ratukus. Net on atvežė. Ne, bet važiuok į miestą, vien pažįsti. Niek nepadarys. Norėjau kokį merką nuverbauti šoiks, vis nuotą. Ne, mokas čia. Ai, čia tie. Ar reikia tai įsvekti, ne? Jo, ten. Va, išrėdži pasididžiui. Labą rytą, žinok, aš jums jau pamiršau, atsiprašau. Duot jau nebėtų įprašiaus, kad reikia čia pafilmuoti. Žodžiu, ačiū visą tą, kad šiandien jau penktadienis. Esu žiaurė nusikalus, esu jau pikta, esu pervargus. Kaip jūs jautotės? Aš? Na? Nieka. Jums niek, jūs atsparesnis esat. Nu tai va. Neriukau. Šipsuk, seniai YouTube buvo. Na, lauk žmonės mūsų, supras. Turėjom dietą. Viens vienam gali, kits kitam gali. Pakuoju užsakymus. Kaip čia? Va. Labai fainas užsakymas. Iš tikrųjų, esu pasipildžius visokiom naujovėm. Ir rankšluostukų, ir pledukų, ir chalatų, ir kūno kosmetikas. Ne tik valiam priemonės bija pasvonis. Tai užsukit rimtą pasižvalgyti. Kažko tikrą rasit. Va. Čiukšt. Dovanų įdedam, nes pirka už daug.
Pagalvosiu. Nu. Gera. Jau spėjau paverkti visko, į šitą atvažiavo jau kasos aparats. Pakojį užsakėm, žodžiu, esu be žodžių. Nu. Tam žmogau telefons netils nikumet. Sveiki, gyvi. Jiem jau žinokit, nes buvau pasiėmusi aš jumis, filmavau, vėl kažkur 2 savaitėm dingau. Bet aš tik sakiau, kad tie bus, tai va. Bet šiandien jau jumis vežus namiai. Galiu bišką prodyti savo jau padarytą parduotuvį, nes čia mes, kaip susitikom, buvom dar šitų visų gramdyme. Atrodo, bet taip. Viskas ir užbaigta, atidarims padaryts, atšves sutriubas. Tai niekėt nebeleikti, jau viskas grįžti į normalų gyvenimą. Šiaip, kur norėjau pasakyti, buvo labai daug rūpesčių, pergyvenimų, stresą. Ir šiandien ir jau antrą tokį dieną, kada taip kažką bišti... Nu bus, ką bus. Jau kažką įramiau. Viskas bus gera, viskas bus čiki-piki. Nu, viskas įsivažiaus. Apskritai jau viskas padaryta, dabar beliek tiesiog dirbti. Ir uždirbti. Tai va, sorry, kad tie vėl aš čia jums biškį sumaturinau, sakiau, jau grįšiu, vėl dingau. Sakau, negal žadėti, kuo daugiau žadėti, tuo mažiau gaunas. Vis laik, su kuo bedarytum, su visko tas į su sportas, su maistu, su nešaukimu ant vakas, būt geresniai savo vyru, čia visur atvirkštė gaunas, jau jeigu kuo nors žadėti, tai nereik žadėti garsiai. Tai va, neapžinau, ko aš jums iš tikrųjų prifilmavus, bet ką bebūtum, gerą žiūrėjimą ir susimatysim kitas kartas. Prašom atvykti į Telšių gatvę 2 Plungė, apsilankyti Keito Žemaitis parduotuvė, nes dabar reikia pairktom žmonės. Turėjom jau uždirbti rugsėjį tam sausio vasariau. Nuomas reikia mokėti, elektras mokėti, šildyms mokėti, žinot, jau nebetė viskas paprasta. Tai va, su Žemaitės vėliava atsisveikinu. Iki kitų kartų.